Žiūrėk, kodėl reikia sėdėti trijų, va. Vienas po pušim, kitas po kitą jau supasi, va. Ir ką vėl. Greitai. Vėl pasistelį. Kodėl nesutapėm? Nes labai pikti komentarai. Nėra čia mūsų pagrindinė sritis. Šitie fasadai, bet kadangi gerai sumokėjo, tai kodėl nepadaryti? Visur babkės. Visi į pinigą. Čia aišku bus tų komentarų, jau matau net, žiūrint video. Darbų sauga, čia pastoliai, čia tinklai, kur. Taip toliau. Ateik patikrinsim, ką ten puodelį jie turi. Nes čia statybininkai mėgsta tokius triukus. Tipo kava. Buvę man taip. Buvę tau taip. Pažiūrėsim, ar nebus šiandien. Opa. Gal sugedo? Sugedo greičiausiai nekalibravęs. Arba sukalibravęs į teisingą pusę. Nu, šviesaus pradėsim. Kampus vėliau jau čia galima ir vienam atėjus trinti. Ko, be šalmo? Iš tikrųjų, tai palikau šalmus busę. Buvau pasiėmęs, bet kitam objekte mes juos panaudosim ir tau yra vienas special firminis. Trinė košė. Pusantro man įkišo tavo pardavėjas konsultantas. Egidijus, sutaupysim medžiagėlių. Čia jau matai vandenio nepyliau. Nereikia vandenio. Nereikia čia skiest nieko. Aš tau tai kur lengviausiai pasilikau. Jau kad čia gerai gausis, tai pamatysi. Čia jau niekas neprisikabins. Ne, jau čia prie manęs, tai tikrai, kad... O ten ne aš. O gerai darau. Gerai, va čia nenutraukit. O, matai? Nenutraukit. Varasi. Jau. Minusas iš algos. Duojam tavo firmos kokį. Torcą. Bet vakar paskambinom į parduotuvę, sako, tik vieną turėjom. Netrukdom. Kvadratai. Čia maišo tiesius. Pažiūrėk, kaip va, Aurimas labai glosto. Švelniai, kaip jaučiu to žmonos dar tu taip savo nepaglostai. Jis tik išgirsta, kad bus fasadas, tai akyse žvaigždės, saulutės, šviečia tos akyties, kaip kokį saldainiuką vaikas pamatęs. Kur buvai? Ten dar vieną pastatą statys kitais metais, tai ribas patikrinau, kaip pažymėjom. Kažkokių brokų. Dar čia perėjai, gali. Kad ir kaip gerai, kad vis tiek prisikabini. Vis tiek man reikia, kad būtų du laikai. Ką galėčiau jums padėti? Nusimaišyt. Dar taip negirdėjęs. Važiuoji dirbti, o sako, nėra čia tau ką daryti. Dar tau neleidžia trint? Aš dar vis pasižiūrau, taip žinai, į kurią pusę čia geriau trina, ar jau nufilmavote dieną prieš darytą sieną? Ne. Ne? Einam. Man vis tik čia nieko neleidžia daryti. Čia yra 1,5 milimetro. Kažkaip norėjom 2 gal milimetrų buvo toks sumanimas, bet nuvažiavus į dažų centrą, Deluxą ir pasitarus su konsultantu, nusprendėm, kad 1,5 milimetro, kadangi pakankamai lygios sienos, išeiga didesnė. Kiek išeiga gavos? Neskaičiavom dar, bet jau matosi vien tik ant kibirų kiekio sunaudojimo ir užtrinto ploto, tai čia ženkliai skiriasi negu 2 mm. Teoriškai skaičiuojam 10 kvadratų su kibiru pusantrinio. Čia gal ir daugiau, kokie 12 tikrai. Šiaip jis toks švelnus, gražiau užsitrina. Va tuoj halogenas įsijungs, va, matot, tai labai puikiai viskas apsišvies. Tada jau reikia tikrinti tą kokybę. Su halogenu. Su halogenu. Šitu, va. Nu ką man, kaip pagalbiniui tai liepė šiukšlės aprinkti viską. Bet nerodyk tu šito, aš jau čia toks, nefilmuok. Tai vienu žodžiu tipinis lietuviškas statybininkas, ne? 9, matai, 10 badas. Nelabai čia kam gal ir įdomu, gal kai kam ir įdomu. Ta tiesumą, tokį lygumą, va, mes patys širputą klijavom ir armavom. Tai profilį primes. Tai ką tas profilis ten, šleivas, kreivas, lenkiškas?
Nu, taip. Ne, čia nekrenta. Ačiū. Galim nueit prie kampo. Milimetrovkė. Čia aš pasidaręs. Dėk, bet kaip vis tiek gerai rodys. Tai kodėl būtent silikoninis tinkas? Nes tie dekoratyviniai tinkai yra kelių rūšių. Renkantis tinką reikėtų atkreipdėmėsi, kokioj vietovėje bus tas pastatas, kokie veiksniai įveiks. Tai būtent šioj vietoj, kur mes dirbam, labai daug pušų, medelių, sodų. Pasirinkom silikoninį, nes daugiausiai visokių ten rišiklėlių tiktų ir mineralinis, ko daug kas baidosi, nes jį ir dažyti reikia. pH apie 12, jis atstumia šitus visokius. Bet dauguma bijo rinktis tą mineralinį dekorą arba nenori tiesiog rinktis, kadangi jį dar užtrynus ir 2 kartus reikia uždažyti. O čia silikoninis irgi nėra prastas variantas, iš karto su spalvytė. Kuo daugiau drėgmės, tuo dėja ir fasadai būna blogiau. Taip, kondensatas susidaro ryte, vakare, veikia tą fasadą, kitaip išgarina tą, pamiršau, ką jis ten pasakojo, labai daug papasakojo mūsų techninis konsultantas, tai 20 minučių gal klausėm jo. Galiausiai neskubėt, kad nereikėtų grįžti. Ir svarbu, kad klientai nespaustų su tais terminais. Jei klientai pradeda spausti ir trepsėt koją už nugaros, kada, tai mes realiai su tokiais net nedirbam. Priskubėt, tik triušiai skuba.